Nesenai pasidalinau storiu, kad labai geru, kad tu gali žinoti tik tai, ką esi išmokęs. Ne, dar kitaip sakant, viskas yra čia tik tais galvoje atmintis. Tai jeigu vedant paralelės ties, pavyzdžiui, kodėl šiai dienai neturite pinigų, ne, arba kodėl šiai dienai turite blogus santykius, arba tiksliau neturite santykių. Vėlgi, kadangi jūsų praktiškai nei vieno neišmokino mąstyti, nedaryti išvadų iš turimų faktų, tai pasakysiu, ką aš turiu omeny, kaip ant delno pateiksiu. Nes kad ir uždavinėja klausimas, tai vis tiek pas dažną dar neveikia kompiuteris taip, kaip turėtų, ne? Pasąmonė, smegenys neveikia ir nesugebate daryti išvadų iš duodamų faktų ir taip toliau, dar kad tam pusė smegenų pas jūs neveikia dar dėl tam tikrų išgyvenimų, tai žodžiu, ką aš turiu omenyje, ties tuo, kad jūsų galvoje yra tik tai, ką jūs išmokat. Ne? Ir tiksliau, jūs žinot tik tai, ką jūs esat išmokę. Ir jeigu, šiai dienai neturit pinigų, tai kaip ten yra su tom žiniom, kaip ten yra su to išmokimu. Tai tikriausiai ten nėra tokių žinių. Nėra įgūdžių, yra klaidingi suvokimai, klaidingi įgūdžiai. Netinkamus įgūdžius kasdieną naudojat, tiksliau, kitoks žodis gal turėtų būti, bet tiks ir naudojat, nes dabar neteina kažkoks kitoks. Tai mokinatės kasdieną, taikote kasdieną netinkamus tiesiog įgūdžius, kurie jūsų nepriveda prie gausos, tiek finansinės, tiek ir santykių gausos. Ir laimės, ir prie laimės nepriveda. Tai va, kad tai pasikeistų jūsų gyvenime, tame kompiuteryje turi būti pakoreguota tam tikros programos pasąmoninės, tam tikri įsitikinimai, tam tikra informacija, žodžiu, turi būti pas jūs pakoreguota. Ir kiek aš įdėjau į savo žinias finansų, tai nedaugelis iš jūsų turėtumėt tokią sumą sumokėti ir tiek laiko, kad dasikasti iki to, ką šiai dienai aš žinau. Ir vėlgi, tai kiekvieno pasirinkimas, ne? Pasirinkti, ar liftu važiuoti, ar laiptais lipti. Tai dažniausiai lietuviai renkasi laiptus, nes jie viską patys, ne? Patys susiremontuos automobilį, patys išsitapetuos, butą susiremontuos. Ir galva, ne? Galvoja, kad taip pat patys susitvarkys. Tik tais, kad jūsų praktiškai nei vieno neprileis pačio prie jūsų skaudžiausių išgyvenimų. Prie ten, kur labiausiai skauda. Tai su savo su virusiniu kompiuteriu bandot susitvarkyti patys. Tai jo. Tai, o kas norit pokyčio savo gyvenime, tai pradžiai pasiregistruokit pirmai nemokamai konsultacijai. Tai gražios dienos, gražaus gyvenimo ir iki.